klube. Šiandien buvo 10 žmonių, tai žaidėm 4 raundus. Aš topinau, žaidžiau su Heralding Beastais, bet čia mano deck profiles. 3 Leo. Jie susinaikina, jeigu jie normal summonti per end phase ir jeigu išteina Giliadą, nesvarbu kaip, aš galiu addinti Heralding Beastą į ranką. Škalės. 3 paukštukai, drakoniukai. Jie turi efektą, kuris beveik nėra labai svarbus early game, tik late game, kad tu gali išbanishinti kitą tokį patį ir addinti bet kokį Giliadą Heralding į ranką. Tuomet vienas įgulas, nes turiu tik vieną, jis leidžia išsibanishinti save ir targeting XYZ padarą, be djačių ir tuomet targeting 2 Heralding Beastus ir pridėti kaip materialas. Tai jeigu 101, pavyzdžiui, gali 2 pridėti kastelį. Šitas jis randominėtas, dėl neturiu targetą, tiesiog jis gali banishinti ir prikelti Psychic padarą iš gyvenimo. 3 Kagės. Čia pretty much tavo geriausias engine'as yra Kagė plus Leo. Summon Leo su Kagė, padaryti bet kokią XYZ, tarkim Feral Impa. Jūs ieškai dar Kagė ir Leo duoda tau search ir kitame vėl XYZ. Ir 2 Monkai. Sak, spam XYZ, bandai spaminti visą laiką, Monkai visą laiką gerai, sekina deką visą laiką Leo nueisi. Nežodžiu Goblin Bergų, nes tikrai nereikia, kol CG neišleido tų naujų, tai Monkai pilnai sueina. Kiek padarau? Spelai. Čia yra, čia OP korta. Targeting 2 Heraldikus, kviesk iš karto daryk XYZ. Į jų kvietimą tu nieko negali aktyvuoti, į pačią kortą turi aktyvuoti. Tu įsikvieti iš karto XYZ. Ir ne vienas patumtė gali kiek nori aktyvuoti, nors 3 prie kiekvieną įimą. 3 tiesiog reborn, tiesiog prikelia, jeigu nieko nedaro. Bukas, Soul Charges, Snatchas, Grip, Kulišas, Neftolinis, Vaigėki, 2 meštinės, 3 netilpo. 1 Portal Duplicit, žaidži skirtingus taipus, visi vos neskirtingi yra, tai jis laisvai sueina. Rank Up Admirationas, paaiškinsiu vėliau, kodėl jis žaidžiu. Bet šitą gerą kortą. Trapai, Warningas, Kompulsorius, Bottomlessus, 2 Finishai, 2 Prisonai, 2 Mirror False, kurie OP yra, ir 2 Minecrushai, nes labai gerai Lietuvos metai. Admirationas, Extra decks. Vienas Shidori, šiaip tik 2 žaisti, pas tave vindai yra pagrindinės tavo kortos, tai šitie yra vindai, tai gerai sueina. 101, Žiorika, Ragnar Zero, Chainas numesti Leo, Kubojus, Stonas, 2 kasteliai, nes buvo vietos, Abisdveleris, dar Wolfas, nes Leo yra Beastas, Berserkeris, nes bijau vulkanikų, Blackshipas, nes yra vietos, Drake'as tiesiog burnas, Feral Impas addinti Kagės ir C69. Yra targetas jam, šiaip galvoju visai nežais, bet tiesiog neturėjau 2 įgulų. Ir Unicornas prikelia Psychiką, tai su įsikvieti jį ir jis po su 4 štukam ir jeigu numirš tiesiog prikelia su Unicornu, turi 4 štukų bitrį ir jeigu priešininkas puls, jis prasės visą tylą, tai jis tikrai nepuls. Tiesiog tu esi saugus su juo. Bet to jis 69. Visi, matai dar. 1 Full House'as prieš Farfeastus. Overwork'as prieš Farfeastus ir Sendžių. Pulling Rung ir jie Sendžių. Veikia prieš vulkanikus. Satelonitus. Finishas, čia irgi pagrindinės Satelonitus. Dovams. Čia dovams, vos ne bet kam. Satelonitams. Čia yra random korta ir maždaug sako, jeigu priešininkas turi XYZ, aš jį galiu targetinti, pavogti efektą, pavogti ataką, priešininko badaras gauna negate'ą, tiesiog jis yra Psychas, tai jeigu, pavyzdžiui, priešininkas turi Deltelasas, tai tiesiog padedi jį, nukopiuoja efektą, Deltelas ataką gauna 2-5, jo ataka lieka ta pati, bet tu Deltelas efektą tiesiog gali nurimti vieną ir popėti.
ir jam, kad targetintų, jam nereikia jokių materialų nuimti, tiesiog jis targeting XYZ, iš karto gauna efektą, jokio nudiečino. Tarkim, bet ką turi 101, tarkim, turi. Iškvieti jį, nešini 2, 101 pasiemi. Aš žinau, kaip jis ant topo.